Stepai, pats šiandien pajutėjai metimą? Turbūt gal vienas taiklesnių varžybų šį sezoną, bet aš kaip ir sakiau, čia nereiks reiškinti. Ar aš čia Dievas ar Jomantas, mes žaidžiam kaip komanda ir svarbiausia laimėjom ir kažkaip tos individualius reikia nustumti šalį, nes mums reikalinga pergalė tenai. Tai aš manau, gali būti, nežinau, Redikas išeiti, mes 40 taškų ir viskas gerai, bet svarbu, kad mes laimėtume. Pats esi per karjerą žaidęs tokias atsakingas rungtynes, patirtis turėjo savo pliusų? Esu žaidęs, aišku, paprasčiausiai gal jau kažkaip kitaip nusiteiki, žinai, tą atsakomybę, aišku, gali ir perdirbti, esi žmogus, bet kažkaip, negaliu sakyti, kad ką aš čia patyręs, kažkaip nusiteiki ir viskas. Bet komanda jautė, kad gali laimėti didesnių taškų skirtumų, kad jaustųsi ramiau? Aš sakau, taip, aišku, kartais tas ramumas irgi užmigdo, tai irgi nėra gerai, aš manau, turim pergalę, 11 taškų, manau, tai yra gerai ir reiks laimėti vis tiek kitas varžybas, aš manau. Jie fiziškai atrodė tokie galinėtinai stipriau sudėti, buvo sunkiau prieš tai kovoti. Mes galim sakyti, tą ūgio, aišku, Jonas gerai kovėsi, bet Pedžiui iškritus toks apmažėjo mūsų startinis penketas ir... Bet niekam nusileidom, ėjom kovėmas ir, manau, ar atrodėm prastai. Fiziškai.